būna sinusitas, taip? When this ama goes into some minute channels in the canals, it gets blocked. It is called kysta, cysta. Cista. Kai tos kreivės patenka į jūsų mažiausius kanalėlius, į smulkiausias žarnas, tai gaunasi užblokuojama ir pasidaro cista. If it goes into, maybe your uterus and deposits there, doctor will tell you, okay, you have myoma, you have fibroid, and they will say, I will remove your uterus. Kai tai patenka į jūsų gimdą, jums jūs žinote žodį mioma, kas yra. Tai taip, tai daktaras jums nori tai panaikinti. But that is not the solution. If you remove the uterus, then ama will go in the breast and make a tumor in the breast. Taigi tai nėra išeitis, nes kadangi jeigu panaikinsime gimdą, tai ta mioma nueis į krūtinę ir pasidarys iš jų dvi, nebe viena. Now, if you remove the breast, then ama goes in the thyroid glands and makes a tumor in the thyroid glands. Thyroid. Okay. Taigi, jeigu jūs panaikinsite tai iš krūtinės, tai jums nueis į skydliaukę. So, you remove the uterus, remove the breast, remove the thyroid, but don't stop eating Cactus bulbus. Taigi jūs panaikinate gimdą, panaikinate krūtinę ir išpjaunate skydliaukę, bet jūs nesustojate valgyti keptų bulvių. This is misuse of intelligence, crazy. Tai intelekto nenaudojimas, kaip aš. This is like that person in your neighborhood who is using pump every day. You're trying to just not going to the root of the problem, but fixing the problems from the top. Taigi tai kaip buvo pavyzdys su kaimynu, kuris kas rytą ir kas vakarą pripučia padangą, taip ir šitoj vietoj mes tai darome, tai yra nepanaikinamas priežasties, tai tiesiog yra sutvarkoma tam tikram laikui. So understand ama? Ar jūs suprantate, kas yra ama? What is ama? It is the toxic material which is generated from undigested food